Ok, pasijungiu kompą 212, atvažiavo į antrą liuką ir nėra slėgio kūro sistemai. Ir taip įtartinai biški kūro rodiklė guli ant dugno. Tai turbūt nujaučiat, kas čia bus. Na ką, va tokią situaciją turim 204 C klasiai. Problema yra su airbagų valdymo moduliu. Jis stovi labai va ten, va giliai. Jis jau yra išimtas. Ir dabar montuosiu kitą airbagų bloką ir bandysim jį priprogramuoti. Taip, turim 212 ir čia yra originaliai šitame kėbule 100 kW variklis, tai yra su viena turbina. Ir dabar įdėjo variklį 125 kW su dviem turbinom ir jau esu padaręs didžiąją dalį darbo, kad paleisti variklio kompą šitame kėbule. Tai jau variklio kompą automobilis mato, jisai kaip ir yra pririštas, bet yra vienas niuansas, tai fiškė. Jinai yra palaužyta ir nesandari. Tai paprašiau, kad savininkas užsakytų elektrinę jungtį šitą, reikės ją perlietoti šitam automobiliui. Ir reikės tada viską sujungti gražiai ir bandyti kurti automobilį. Šiandien toks įdomesnis darbelis, tai turim kamerą kinišką ir ją reikėjo pajungti ir pravesti. Tai vat matom, eina laidukai, maitinimas, video kabelis, viskas gražiai praeina, prakišta pro čionais, eina į saloną ir link magnetolas. Užsidėsiu tik tai po to jau baigęs darbus gumas, bet iš esmės kamera jau yra pajungta. Tai užeinam į automobilio saloną. Čia matom yra proardyta magnetola, ji yra irgi kiniška ir kiniškas ekranas įdėtas, nežinau kodėl taip sugalvoja, bet na, okay, čia yra kliento užgaidos. Tai netgi magnetola buvo irgi įdėta jau, bet blogai šiek tiek pajungta. Kadangi ratukas neveikia, tai dabar ratukas veikia, bet jisai taip įdomiai veikia, kadangi sukant jį tik tai garsinasi, o originaliai turėtų vaikščioti per meniu. Na, bet vėlgi, neesmė. Svarbu buvo pajungti ir kad veiktų. Tai dabar pasižiūrėsim, kaip čianais su kamera. Jo, kamera įsijungia, kamera veikia. Tai vat, tokie darbeliai, liko iš tikrųjų viską tik tai susirinkti ir bus paruošta. Nu, kažkaip tai va, lekiam. Priekinis dešinys ratas 320. Nu, vat tokie vat, bairiai vyksta. Nieko, žiūrėsim, ką čia galim padaryti. Panašu, kad teks keisti ABS daviklį. Daviklis kaip ir nėra sunku pakeisti, bet visiškai kažkaip tai nesinori dabar tom užsiimti. Na, bet žiūrėsim. Na ką, rytas pirmadienį prasideda su CLA ir ją montuosim vairą. Kol kas automobilis atrodo va taip. Iš esmės nuimtas vairas ir jį reikės perdaryti, kadangi neveikia vairo mygtukai. Tai vairas bus dedamas nuo W223 modelio ir jam reikia montuoti vairo adapterį, kad visa elektronika veiktų. Na, vat ir turim galutinį rezultatą. Nežinau, aš turbūt nedėčiau tokio vairo į šitą automobilį, kadangi yra vienas niuansas. Tai šitas vairas su adapteriu neveikia kruizo kontrolė. Tai vat, paspaudus ant kruizo kontrolės nieks nevyksta. Vat, matom, cruise control inoperative. Bet klientas visą tai žino ir tas jam nesvarbu. Tai svarbu, mygtukai veikia, į šonus viskas vaikšto ir mano darbas čianais padarytas.
Dar buvo klausimas dėl magnetolos, kažkas naujino magnetolo softą ir buvo nesukoduoti kai kurie dalykai, šiek tiek pataisiau koduotės, na ir turbūt su šito automobiliu tiek. Šiandien toksai retesnis biški variantas atvažiavo, tai CLS 350. Pats iš savęs modelis kaip ir nėra labai retas, bet vienintelis retas dalykas tai yra rida. Rida yra tikra 90 000, tai automobilis tikrai labai gyvas, netgi kvepia realiai salone naujumu. Vat, matom galinės sėdynės, tokias viskas čia labai gražu ir tvarkinga. Tai tikrai retai atvyksta tokių senesnių modelių su mažom ridom ir tas iš tikrųjų džiugina, kad galima dar praeities modelius, senus modelius pamatyti pakankamai šviežius. Tai vat, matom irgi vairas toksai dar originalus ir visai gyvas. Na, tikrai smagu matyti tokius variantus. 204 kupė. O, čia matom šuniukas važinėja. Gerai, grįžtam prie 204 kupė. Atvažiavo pasidaryti keletą darbelių. Vienas iš jų tai yra galios didinimas, agility režimas pavarų dėžiai, AMG meniu spidometrui ir dar keletas tokių dalykėlių, diagnostinių, bendrai pasižiūrėti automobilį. Tai kompą jau esu pasijungęs, žiūrėsim, ką čia galim padaryti šitam automobiliui, ar galima čipuoti, negalima. Jeigu iš programinės pusės viskas ok, važiuosim, prasibandysim su Dragi prietaisu, pasimatuosim 0-100 uždaroj teritorijai ir pasižiūrėsim, ką šitas automobilis gali prieš čipą ir paskui padarę programą pasižiūrėsim, ką gali po čipo. Na ką, važiuoju su C klasė pasibandyti prieš čipavimą, ar viskas su mašina gerai. Iš elektronikos pusės važiuojant viskas kaip ir neblogai buvo, bet važiuojant išlindo vienas niuansas. Spaudžiant gazą praktiškai nuo 3000 mašina beveik nebetraukia. Ji nėra avariniam režime, bet tiesiog nuo 3000 jau nebėra traukos. Panašu, kad yra užsikimšęs DPF filtras, na, jo pralaidumas nėra pakankamas, todėl sukyla atgalinis slėgis išmetimo sistemoje ir automobilis tiesiog neduoda kuro, kiek reikia. Tai šitą problemą tvarkyti reikėtų arba šalinant DPF filtrą, arba jį reikėtų plauti. Arba, aišku, keisti kitu. Tai vienas iš šitų variantų. Važiuoju dabar atgal, pabandysim kažką, tai galbūt išeis dar pradeginti jį kažkiek. Jeigu pavyks, ok, jeigu ne, na, dėja reikės skambinti klientui ir sakyti, kad galios prieaugio kol kas nebus. Na, kaip tariam, taip ir padarėm. Darom regeneracija, kaip matom, yra 186% ir vat kyla temperatūra DPF filtro, po biškį prasidės regeneracija. Jau matom, užsidegė žaliai. DPF filtro regeneracija dabar vyksta ir žiūrėsim, kas gausis. Po regeneracijos važiuosim, prasibandysim vėl, kaip važiuoja automobilis. Na va, po DPF regeneracijos atsirado trauka. Virš 3000 prieš tai spaudžiant nieko nevykdavo. Na, dabar 1 hour later. Dabar kaip ir viskas sukasi, viskas yra ok. Dėja, su kondicionierium yra kažkokių tai problemyčių, nes jisai kaip ir šaldo, bet tikrai neidealiai. Tai reikėtų pasižiūrėti arba patį kompresorių, galbūt jisai nepakankamai veikia, arba reikėtų pasižiūrėti patį radiatorių. Gali būti, kad jisai šiek tiek yra pasikimšęs ir neveikia kaip priklauso sistema. Tai tokios žinios, praėjo DPF regeneracija sėkmingai.
Deja, nepasiėmiau Dragi prietaiso, turbūt jau tingėsiu važiuoti šiandien pamatuoti nuo 0 iki 100 įsibėgėjimą, bet galima bus pasižiūrėti internete, koks yra standartinis įsibėgėjimas ir pasižiūrėsim, koks yra skirtumas nuo internete rašomo laiko ir po pirmo steidžio kokie yra parodymai. Ok, bandom dar kartą. 60 100 60 Jo, šį kartą geriau. 787 buvo išjungta prasleidimo kontrolė, bet vis tiek yra pakankamai karšta lauke, tai manau, kad kokie 7,4 tikrai įmanomas šitą automobilį. Jo, tai visgi važiuojant gyvus parametrus pasižiūrėjus, 8-9 barai yra tik tais kondicionieriaus slėgis sukeliamas, tai beveik nieko. Tai kaip ir aišku, kad kondicionieriaus kompresorių reikės keisti. Tai dėja. Na, bent jau sistema sandari ir laiko freoną. Tai nors tiek gerai. 213 buvo pakoreguotas AdBlue veikimas. Žmogus dar norėjo irgi pasidaryti aptarnavimo, kondicionavimo sistemos, bet dėja su naujesniais freonais aš nedirbu kol kas, neturiu įrangos tam. Bet galbūt kažkada tai ir prisiruošiu nusipirkti ir naujesniam freonui įrangą. Tai kol kas dirbu tik tai su 134A freonu. Tai kol kas tiek, padarytas AdBlue veikimas, pakoreguotas ir automobilį paleidžiam. Automobilis iš Norvegijos atvažiavęs, tai kol atostogas žmonėms, kaip supratau, tai biški pasitvarkyti mašinėlę sugalvoju. Tai vat. Ok, varau, pastatau ir judu prie sekančios. Ok, kadangi E-klasė ant keltuvų, tai tenka dirbti kieme. Turim nuimtą bumperį 218 shooting breiko ir problema yra su aklom zonom. Tai, kaip matom, aklų zonų blokeliai gauna labai smagiai čionais purvą ir nuo to purvo jie tiesiog miršta. Turiu 2 naujus blokelius ir visą laidyną. Tai nieko aišku smagaus ir pakankamai brangus remontas, bet kadangi čionais automobilis yra su distroniku, tai tenka keisti, kad veiktų pilnai visos sistemos. Kad pakeisti blokelius vien jų neužtenka, tai rekomenduojama yra keisti su visų laidynų, kadangi laidynas yra dažniausiai pažeidžiamas. Ir nusiimsiu ir pasižiūrėsim, ar šitoje vietoje jau yra gerokai pažeistas laidynas, ar dar nebaisiai. Bet esmė yra, kad radarai abudu neveikia. Tai, okay, išsiemu radarus ir žiūrėsim, kas tenai su laidynu, kas yra tose fiškėse, ar ten labai baisu ar ne. Na, vat ir viskas. Turim sudėtus naujus radarus, naujas laidynas. Ir vat senuose radaruose, matom, yra abiejuose pažaliavimų. Tai šitie keliaus į elektronikos laužą, o dabar montuosim bumperį atgal. Na ką, viskas, automobilis jau yra paruoštas. Matom 0 žinučių ir užėjus į asistentus, blind spot, galima jį deaktyvuoti. Reiškia, blind spotas pilnai veikia ir visos kitos sistemos veikia. Distronikas irgi viskas yra tvarkoje. Taip pat automobiliui buvo padarytas AdBlue veikimo korekcija padaryta ir viskas, automobilis paruoštas ir galima automobilį toliau eksploatuoti.
Su šio automobilio savininko pritarimu uždėjau numerių rėmelius savo. Tai jeigu jūs irgi atvažiuojate pas mane darytis darbų, tai galite irgi gauti dovanų šitos numerių rėmelius visiškai nemokamai. Tai tiesiog taip paremsite mane, o jūsų automobilis atrodys tikrai stilingiau. Toks įdomesnis egzempliorius, 222 656 3 litrų eilėje variklis. Ir automobilis atvažiavo šiek tiek pakoreguoti atblų veikimą. Taip pat yra viena problema, kuri susijusi su rida. Ridos sukimasis yra netoks, koks turėtų būti. Tai skydelėje rida kyla lėčiau negu realiai. Tai pagal idėją greičiausiai bus pastatytas simuliatorius kažkoks tai, kuris stabdo ridos didėjimą skydelėje. Tai dabar jį ir bandysim demontuoti. Na, kaip ir buvo tikėtasi, turim visą tokį vat reikalą. Speed stop for W213. Na, speed stop nebebus, demontuosim ir turėtų būti viskas čia tvarkoje. Jo, tokie vat reikaliukai, demontuotas tas apgavikas ridos, bet rida liko sena. Tai turbūt reikės iš naujo pririšinėti spidometrą, kad atstatyti ridą. Tai tą dabar. Finalė rida, jau kokia turėtų būti pagal spiną. Ir padaręs šitos darbus, reikės apvalyti šiek tiek spidometrą, nes savo ribaluotais pirštais apčiupinėjau. Turim tokią situaciją su 212. Automobilis buvo atvažiavęs po variklio keitimo iš E200 į E220. Tai viskas, variklio kompas, laidynas skiriasi ir automobilis nesivedė. Tai ką padarėm? Tai buvo sudėtas variklio kompas nuo E220. Yra sulituota nauja fiškė tinkanti jam, supinuoti laidai, kaip priklauso. Variklis sukasi, kuro sistema slėgis sudaro, bet dėja nesiveda. Nesiveda, nes nemato sūkių. Na, dėja, išeidinėjau atostogų ir laiko jau nebeturėsiu sužiūrėti šitiem dalykam, kadangi automobilis ir taip jau kol rado visas detalės, pas mane čia stovi pakankamai ilgai, tai teks dar taipogi pasikeisti purkštukus, nes nenušito variklio. Ir gazo pedalą irgi, jisai netinkamas čia yra. Tai vat tokie dalykai. Reikės sekantiem meistram šitos dalykus susižiūrėti ir turėtų mašiną užsikurti. Grinai nemato variklio sūkių, sukant variklę, starterių. Tai arba ten daviklis neįkištas normaliai, arba dar kažkas tai. Tai tiesiog reikėtų tam ant keltuvo keltis, kadangi pas mane ant keltuvo kabo mano 212, tai neturėsiu laiko. Tai porą savaičių atostogėlių, grįžau į darbus ir turim ML 166. Atostogėlės buvo tokios pakankamai neblogos, visą šoną tvorą pagaminau ir netyčia nupirkau Škodą. Čia jau toks, na, nepasakosiu geriau tiesiog. Tiesiog nieko nesakysiu apie ją. Grįžtam prie ML, tai turim keletą darbelių. Pirmas darbelis, tai yra keisim skydelį į europinį. Atvežė vat tokį vat skydelį. Reikės jį išsilukštenti, sumontuoti. Panašu, kad čionais bus faceliftinis skydelis, jeigu gerai žiūriu. Tai jį sumontuosim, pririšim. Taip pat reikės pagaminti antrą raktą. Jeigu skydelis yra faceliftinis, tai naujinsim ir magnetolą softą, kad būtų ne papirus, o silver spalvų schema. Ir yra kažkas prigribauta programiškai su EGR. Buvo nuvežtas automobilis pas kitą meistrą ir ten sakė, liktais ir užglušino tą EGR. Ir programiškai kažkas daryta, tai reikės išsiaiškinti, nes automobilis biški ir paburbulėje. Tai vat, tokie dalykai ir kimbam į darbus.
Tai visgi skidelis yra faceliftinis ir, kaip matom, nerodo ridos. Reikės dabar jį pririšti, susinchronizuoti su automobiliu ir atsiras rida. Taip, kadangi skidelis yra faceliftinis, tai naujinsim ir magnetolą. Iš Papyrus į Silver spalvų schemą. Tai dabar vyksta duomenų siuntimas ir tas užtruks apie gerą valandėlę pusantros. Tai prisijungsim po update'o. Na, vat, ir turim jau atnaujintą vaizdą. Tai tikrai gražiau. Automobilis yra praktiškai beveik paruoštas, liko tik tai su EGR išsiaiškinti. Dar padariau antrą raktą. Ir tiek, judam toliau su darbais. Bananas 218 ir prasiardžiau, montuosim galinę vaizdo kamerą. Jos čionais visiškai nebuvo, atvežė žmogus komplektuką, laidai, pasijungsim ir žiūrėsim, kas gaunasi. Taip, šiandien turim tokį 221, atkeliavo su keletą darbelių, tai yra neveikia kruizo kontrolė, tiksliau distronikas. Distroniką dėja teko šalinti, kadangi ir laidai tenais šiaip sau, ir blokelį porą yra numirę. Tai žmogui tiesiog paprasčiau buvo perdaryti į paprastą kruizo kontrolę. Tai užsikariam automobilį. Dabar jau klaidų jokių nebėra. Ir kaip matom, pabandžius įjungti kruizo kontrolę, tiesiog išmeta kruiz kontrolę. O rankenėlė, kaip matom, liko sena, kurioje yra distronikas. Tai viskas perdaryta į paprastą variantą, be distroniko, tai tiesiog kruizo kontrolė veikia. Taip pat galiniai radarai irgi buvo numirę, tiksliau vienas radaras ir labai pažeistas yra korozijos laidynas galinis. Tai irgi parkavimosi daviklius atjungiam, nes žmogui nereikia, tai būna ir taip, galima ir tokiais būdais išsisukti su gedimais. Tai varau automobilį, pastatau ir judam prie kito. Ką, rytą pradedam su C43 AMG. Atvažiavo su keletą problemėlių, tai dega ir airbagų klaidos ir nepritraukia diržai kažkodėl tai. Aktyvaus stabdymo klaidos, žibintas kairys neveikia. Tai reikės šitos dalykus susižiūrėti, padaryti ir bandom aiškintis, kame čia problemos. Taip, grįžtam į C3, tai turim jau tik tais 3 klaidas ant skidelio. Tai yra dėl priekinio žibinto. Žibinto dėja blokelis yra miręs. Ką padarėm, tai paskutinį režimą start-stopą. Tai kaip matom, A raidelė prie jos nedega žalia, tai reiškia, yra paskutinis režimas prisimintas. Tai jeigu yra automobilis užvestas ir jūs šį režimą išjungiat, sekantį kartą užvedus, jisai vėl nebeįsijungs. Jeigu įjungiat, tai įsijungs. Dar kas sutvarkyta, tai kapoto šoviniai, aktyvaus kapoto klaidos, jos nebedega. Taip pat vėl aktyvuoti blind spot visi radarai, viskas veikia, stabdymo funkcijos irgi veikia.